Lietuvos taikvondo sportininkai šį rudenį gali džiaugtis aukštais pasiekimais ir apdovanojimais. Šią savaitę bronzos medalį sužvilgo ant ekonomikos studento Vitoldo Dzikevičiaus kaklo. Europos taikvondo sąjungos čempionate Lenkijoje vaikinas iškovojo 3. vietą. Na, varžovai tai matyti jau visi, kadangi jau irgi sportuoja ilgai. Įspūdžiai, sunku buvo, aišku, bet šiaip džiaugiuosi, nes tai buvo mano pirmos varžybos po vasaros, sezono pradžia ir jau medalis, tai aš manau, yra visai geras pasiekimas. Kelias iki pergalės nebuvo lengvas. Dar ketvirtfinalyje, kovodamas su Lenkijos atstovu, sportininkas patyrė dešinės čiurnos traumą. Negalavimas trukdė Vitoldui pusfinalyje išplėšti sidabro medalį, tačiau bronza tvirtai išliko sportininko rankose. Manau, kad traumą greit išsigydysiu, nes dabar dar biškis skauda koją. Pasaulio čempionate jau stengsiuos kiek galima, nesvarbu, trauma, ne trauma, skaudės po varžybų, o per varžybas niekada neskauda. Spalį Lietuvos taikvondo sportininkų laukia pasaulio suaugusių čempionatas. Lietuvos taikvondo rinktinė vyriausio trenerio Žymanto Bražiūno vertinimu yra stipri ir gerai pasirengusi šiam rimtam išbandymui. Rinktinėje yra ne vienas tituluotas sportininkas, galintis kovoti dėl aukštų vietų. Treneris nedetalizuoja, dėl kokių vietų kovos sportininkai, o Vitoldas drąsiai svajoja. Tobulėti, aišku, yra dar kur, todėl didžiausi pasiekimai tai turbūt norėčiau sužibėti pasaulio čempionate, Europos čempionate. Galbūt neužimti tos prizinės vietos, bet taip gerai sukovoti, gerai pasirodyti, gerai atstovauti savo šalį. Jokios paramos ar premijų Vitoldas už savo pasiekimus iki šiol nėra gavęs. Tiek treneris, tiek sportininkas sako pasigendantys valstybės dėmesio ir palaikymo. O laikosi turbūt daugumoje sportas Lietuvoje, tai iš, sakykime, sportininkų ir trenerių entuziazmo. Netrukus Vitoldas Dzikevičius su Lietuvos rinktinės vyriausiųjų trenerių Žymantu Bražiūnu išvyks į pasiruošimo stovyklą Vokietijoje. Ten sportininkas ruošis pasaulio čempionatui su olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionatų favoritais.